Žinai, Karlu, visi žmonės ant šios žemės gyvena tam, kad galėtų dirbti, sunkiai dirbti. O tu ką pažauksi, kuo galvoji būti? Na, žinai, tatukai, tada aš norėčiau būti kosmonautu. Kodėl? Nu, todėl, kad norėčiau išskristi į kosmosą ir kad nereiktų dirbti sunkiai. O, mamukai sugrįžo, pasiilgau. Nu, laba, vyrukai mano. Nu, kaip sekėsi, kaip gyvenot? Gerai. Kaip Karolukas su tėčiu? Draugavot? Draugavom gerai, kiekvieną dieną važiuodavom prie ežero. Maudytis, va. Nu, po to plaukdavom su valtim į vidurį ežero. Ten gražiau. Ir po to tėtukas vienas parirkluodavo valtį, o aš po kiek laiko parplaukdavau. Tu tėvai, ką tu pilno proto, ką tu nesupranti, kad ten gilu? Kad vaikui plaukt sunku, ką? Ne, mamukai, tai plaukt tai aš gerai moku, bet man šitą mamukai, žinai, kas būdavo sunkiausiai? Man buvo sunkiausiai išlysti iš maišo ir atsirišti rankutes, nes tėvelis labai stipriai surišdavo. Bet tai kol atsirišdavo, paskui parplaukdavau tai greitai.